Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien norėčiau pašnekėti apie Raidę Titan. 3 ratų, galingą, patvarų ir su didelė priekaba elektrinį krovininį triratį. Žiūrime apžvalgą ir sužinosite, kodėl jis toks gražus, kodėl jis toks naudingas ir kodėl jis turi tiek daug funkcijų, kurios gali jums pagelbėti. Raidę Titan elektrinis triratis, labai patogus, daug funkcijų, didelis nuvažiuojamas atstumas, galingas 72 voltų kilovato atnaujintas variklis, 45 Ah talpos leis nuvažiuoti iki 60 km. Taigi daiktas gali pastarnauti tiek ūkyje, tiek komunalininkams, tiek miestų tvarkytojams. Atvykite į mūsų saloną, išbandykite, pasidėkite, pravažiuokite, nuspręskite, ar jums to reikia. Vis dėlto elektrinis transportas nereikalauja praktiškai jokių eksploatacinių išlaidų, gedimų yra ypač mažai, o 100 km veiksite už eurą su truputėliu. Jeigu jums reikia tokio daikto, jeigu jūs matote, kad ši galinio skyriaus platforma jums pagelbės, kuri tarp kitko ir nusilenkia, ir galas, ir šonai, taigi galite vežti ir didesnės plokštės. Na, o jeigu vežate krovinį su birių smėliu, galite ir jį išpilti pakėlę galinę platformą, kurioje rasite ir baterijų bei valdiklių skyrių. Išbandykime Titaną. Atsisėdam, turime be abejo lempas, mašinoje viskas, valytuvas. Tai taip, čia yra langų apipilimo skystis, muzika, įsijungiame DR, atbulinis, parodysiu kaip kamera, gražiai komponuota į ekraną, štai čia, ir važiuojam. Langų apipūtimą vis dėlto išjungiame ir ventiliacija yra prie liuko. Taigi, va čia dar yra toks įdomus dalykas – apšvietimas. Naktinis apšvietimas prie veidrodėlio. Super, man patinka labai, kad apsisukimo kampas yra toksai geras. Bet kokioje vietoje galima su triračiu apsisukti. Ne veltui pusė pasaulio su jais važinėja. Ir rankenėlė. Išlipame. Labai patogus, labai kompaktiškas, labai talpus. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šią elektrinio transporto apžvalgą. O jeigu turite daugiau klausimų, nedvejojant, susisiekite su riedis.lt telefonu 0633 77 888. O geriausia parašykite mums laišku labas@riedis.lt. Raidė, važiuok elektra. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.